Mūsų vaikai pradinukai, kai per šventes gauna pinigų, ateina pas mane ir prašo juos investuoti. Nenupirkti ką nors, investuoti. O aplinkui girdžiau kitką, kad su vaikais apie pinigus kalbėti dar per anksti, palauk, kol supras. Šiandien parodysiu, ką per 18 metų duotų vien valstybės išmoka, kodėl investicinis gyvybės draudimas kainuoja daugiau nei atrodo, nors būtent jį ne vienam pasiūlys pirmiausia, ir kodėl didžiausia rizika prasideda ne rinkoje, o tą dieną, kai sukaupta suma atitenka vaikui. Sveiki, aš Auksė. Pradėkim nuo didžiausios ir reguliariausios sumos. Už kiekvieną vaiką Lietuvoje valstybė kas mėnesį moka 129,5 eurus ir moka tol, kol jam sueina 18. Šie pinigai skirti vaikui, bet juos gauna tėvai. Ir tai visai kas kita nei tie pinigai, kurios vaikas gauna asmeniškai. Dovanos per gimtadienius, seneliai per šventes, kišenpinigiai. Apie juos dar pakalbėsiu vėliau, o dabar sustokim prie tos mėnesinės išmokos. Vienose šeimose ji iškart išleidžiama, kitose lieka banko sąskaitoje, o kai kur investuojama. Ir daugybė šeimų ta išmoka tiesiog padengia darželį, būrelius ar naujus batus. Nieko keisto, juk vaikas kainuoja. Bet jei kas mėnesį lieka bent dalis valstybės išmokos, verta pasižiūrėti, kiek ta dalis galėtų užaugti, nes vaiko atveju veikia vienas dalykas, kurio mes patys nebeturime. Tas dalykas yra laikas. Aš savarankiškai investuoti pradėjau 2024 vasarą, būdama 38. Mano vaikai apie tai žino jau pradinėse klasėse. Ir čia ne apie tai, kas protingesnis. Šiandien tiesiog daug lengviau pradėti nei prieš 10 metų. Sąskaitą atsidarai telefonu, o pirmam pirkimui užtenka kelių dešimčių eurų. Skirtumas atrodo taip. 8 metų vaikui iki 65 lieka 57 metai, o man tik 25. Ir svarbu ne tik tai, kad metų daugiau. Investuojant veikia sudėtinės palūkanos. Tai reiškia, kad uždirbta grąža nebūtinai iškeliauja tau į sąskaitą. Jei ji lieka viduje, kitais metais pati pradeda uždirbti. Todėl daugiausia duoda ne pirmieji metai, o paskutinieji. Ir vaiko atveju tų paskutinių metų yra dvigubai daugiau nei manųjų. Prieš tai, žinoma, reikia susitvarkyti savo pusę. Turėti rezervą, nebeturėti brangių skolų. Bet kai ta pusė tvarkoje, lieka klausimas, kur tie pinigai dirbs. Nekilnojamas turtas man ilgai atrodė nepasiekiamas, kad ten reikia bent keliasdešimt tūkstančių, o be jų nėra ko net pradėti. Ir tai buvo tol, kol susipažinau su Indemo. Tai ES reguliuojama platforma, per kurią investuojama į Ispanijos nekilnojamą turtą, o pradėti galima vos nuo 10 eurų. Logika ten kitokia nei fonduose, tad trumpai kaip uždirbama. Ispanijos bankai turi paskolų, kurių žmonės nebemoka. Bankui tai galvos skausmas. Tad jis tokią paskolą parduoda pigiau nei vertas už ją įkeistas NT. Indemo tas paskolas superka ir padalina į mažas dalis, kurias nusipirkti gali ir tu, ir aš. Kai NT parduodamas, skirtumas tarp įsigijimo ir pardavimo kainos ir yra uždarbis. O Ispanijos rinka kyla. Per metus iki šių metų pirmojo ketvirčio būstas ten pabrango beveik 13%. Vadinasi, perkama žemiau rinkos kainos, o pati rinkos kaina toliau auga. Bet iškart pasakau ir kitą pusę. Pinigų atgal negausi, kol turtas neparduotas, o tai gali užtrukti ir 2 metus. Man tinka, nes tą portfelio dalį ir taip planuoju ilgai neleisti. Jei pinigų prireiktų po pusmečio, ši vieta ne tau. Dalį savo pinigų ten laikau ir aš, ir man tai buvo geras priminimas, kad ne suma nusprendžia, ar pradedi. Lygiai tą patį šiandien sakau ir apie vaiko pinigus. Jei susidomėjai, nuorodą į Indemo palieku aprašyme, o QR kodą matai ekrane. Ir kad tai nebūtų vien mano žodžiai, grįžkim prie tų 129,5 eurų. Bet pirmą pasakysiu, kaip skaičiavau. Pirma, skaičiuoju taip, tarsi kas mėnesį vaiko išmoka būtų investuojama į plačiai išskaidytą fondą. Fondas arba ETF yra vienas pirkimas, kuriame iškart gauni po mažytę dalį šimtų ar tūkstančių bendrovių. Antra, metinę grąžą imu 10%. Tai istorinis S&P 500 vidurkis, o S&P 500 yra 500 didžiausių JAV bendrovių viename sąraše. Vidurkis reiškia, kad vienais metais būna gerokai daugiau, o kitais minusas. Skaičiuoklė piešia tiesią liniją į viršų, o rinka banguoja.
Įvedus 129 eurus per mėnesį, 18 metų matau 77 tūkstančius. Iš tos sumos įnešta beveik 27 800, o likusius 49 600 užaugino laikas. Ir čia noriu sustoti. Tie 27 800 nėra tavo uždirbti pinigai. Tai ta pati valstybės išmoka, prie kurios nepridėta nė vieno tavo euro. Ir dar viena pastaba. Skaičiavau taip, tarsi išmoka 18 metų nesikeistų, o ji kasmet kyla, tad realus skaičius būtų dar didesnis. Tad jei tau prie širdies, kai skaičiai rodomi su visomis sąlygomis, kviečiu prenumeruoti kanalą. Dabar apie tai, ko galimai reikėtų vengti. Tėvams, kurie galvoja apie vaiko ateitį, dažnai siūlomas investicinis gyvybės draudimas. Aš savo sutartį atsiverčiau ir suskaičiavau, kiek iš tikrųjų ji kainuoja. Skaičiai mane nustebino ir ne gerąja prasme. Visą tą skaičiavimą rasi epizode, kurio nuorodą matai ekrane. Palieku ir aprašyme. O dabar grįžtu prie to, ką pažadėjau pradžioje. Nepilnametis pats vertybinių popierių sąskaitos atsidaryti negali, tad ji visada atidaroma tėvo ar mamos vardu. Ir tai reiškia, kad sukakus 18 metų savaime neįvyksta niekas. Tu pats nusprendi, kada tą sumą perduodi. Gali ir 18, gali ir 30, kai matysi, kad vaikas su ja susitvarkys. Vadinasi, pavojinga ne data, pavojinga pati perdavimo diena, kad ir kada ji būtų, jei iki tol vaikas apie pinigų valdymą nieko negirdėjo. Pats perdavimas vyksta paprastai, dovanojimas sutartimi, o už iš tėvų gautą dovaną vaikas pajamų mokesčio nemoka, bent jau šiai dienai. O svarbiausia, mokesčių pusėje štai kas, kai vaikas kada nors tas investicijas parduos, mokestis bus skaičiuojamas ne nuo visos sumos, o tik nuo to, kiek jos vertė paaugo po perdavimo dienos. Visas augimas iki tol lieka neapmokestintas ir prie didesnių sumų tai gali būti ženkli suma. Tik nė vienas iš šių popierių neatsako į tai, dėl ko tėvai iš tikrųjų nerimauja. Ar vaikas su ta suma susitvarkys? Tai sprendžiasi ne pas notarą ir ne per 18 gimtadienį, o daug anksčiau. Pradžioje minėjau, kad mūsų vaikai gautus pinigus atneša man ir prašo įdarbinti. Papasakosiu, kaip tai atrodo pas mus. Prisėdam prie kompiuterio ir kartu suskaičiuojam, kiek tie pinigai uždirbtų po metų, po 2. Jos motyvuoja ne tiek pati suma, kiek tai, kad ji auga jiems nieko nedarant. Kišenpinigių gauna po 5 eurus per savaitę ir žino, kad juos galima išleisti, taupyti ar investuoti. Tikrai dažnai jie daro visus 3 dalykus vienu metu. Ypač vasarą, nes pajūryje pramogos brangios ir jie tai turi pamatyti savo pinigais, o kartais pataupo tam, ko mes patys nepirktume. Slaimams, minkomiems koldūnams, 20-ajam Lego rinkiniui. Tai jų sprendimas ir jų pinigai, nors nemeluosiu. Ne visos užgaidos įgyvendinamos, nes tada į kambarį būtų sunku įeiti. Bet geriausiai suveikia ne skaičiai ekrane, o mokykloje organizuojama kaziuko mugė. Abu mūsų vaikai jos laukia visus metus. Muilus pardavimui gaminam kartu. Aš pasakau, kiek kainavo medžiagos ir sutariam paprastai. Viskas, kas suprekiaus ir gaus, bus jų, atėmus tą savikainą, kurią reikės man grąžinti. Paskutinį kartą abu grįžo beprotiškai laimingi. Savikaina grąžino, dar spėjo prisipirkti iš kitų vaikų ir vis tiek dar liko pinigų. Ir per vieną dieną suprato tai, ko iš jokių skaičių ekrane neišmoksi. Pirma, reikia įdėti savo, paskui atgauti ir tik tai, kas lieka virš to, yra uždarbis. Daugiau jiems kol kas ir nereikia. Užtenka žinoti, kad pinigai gali uždirbti ir tada, kai tu miegi, ir dedant šiek tiek pastangų, kaip gaminant muiliukus. Ir štai, kodėl man ta mugė svarbesnė už bet kokį ekrano rodymą. Vaikas, kuris nuo mažumės pats prekiavo ir pats skaičiavo, žinos, ką daryti, kai kada nors gaus didesnę sumą. O tam, kuriam ji tiesiog vieną dieną atsiras, tokio įpročio kartu su pinigais niekas nepadovanos. Tad apibendrinu. Vaiko pinigai daugelyje šeimų reikalingi čia ir dabar, ir tai visiškai suprantama. Bet jei kiek nors lieka, tie likučiai per 18 metų gali užaugti į rimtą sumą. O svarbiausia, kad kartu su jais gali augti ir vaiko įprotis skaičiuoti. Jei nori padaryti vieną dalyką šiandien, prisėsk su vaiku ir kartu suskaičiuok, ką duotų tie pinigai, kuriuos jis jau dabar turi. Man tai suveikia geriau nei bet koks aiškinimas. Vaikui skaičiuoti paprasta. Laiko daug, data žinoma, o sau tą patį skaičiavimą dariau kur kas ilgiau, nes mano laikas jau trumpesnis nei norėčiau. Kiek investuoti kiekvieną mėnesį pagal savo amžių, kad sukauptum konkrečią sumą, skaičiavau epizode,
kurį dabar matai ekrane. Susimatysim ten ir iki kito karto.